Laidos partneris – greičiausios pasaulyje profesionalios atminties kortelės SanDisk. Sugauk geriausią kadrą. Šiandien tęsime realias fotografų kovas. Pirmame kovos etape dalyvauja portreto, mados, gamtos bei gatvės reportažo profesionalūs fotografai. Jiems suteikiamos vienodos sąlygos toje pačioje erdvėje. Po fotosesijos kiekvienas fotografas pateikia mums vieną geriausią pavykusią fotografiją, kurią atiduoda jūsų žiūrovo teismui. Fotografijos bus talpinamos internetinėje per objektyvą svetainėje. Antrame etape turėsite galimybę susikauti ir jūs. Šiuo metu vyksta reali mados fotografų kova. Jūs turite vienodas sąlygas, vieną modelį, vieną tą patį grimą, vieną tą pačią šukuosiną ir tos pačius drabužius. Stiliaus keisti negalima. Jūs turite padaryti kiek įmanoma įdomesnį kadrą ir po fotosesijos parodyti jį mums. Tam jūs galite naudoti visą Spring Photo Studijos įrangą. Po fotosesijos jūsų atrinkta nuotrauka pateks į internetinę svetainę perobjektyva.lt, kur mūsų žiūrovai atrinks geriausią kadrą. Jūs turite tam 1 valandą arba tol, kol prisipildys atminties kortelė, kurią jums dovanoja mūsų partneris SanDisk. Taigi, Oksana, dabar yra apie 15:03, tu turi lygiai 1 valandą. Liuks. Jeigu tau reikia pagalbos, sakyk, aš būsiu visada šalia tau ir... Šalia fono, šalia modelio. Čia. Liuks. Pakelti patį boksą. Tokį kokį reikia. Čia met. Dažniausiai būna, kad vis tiek galvoji kartu apie, kaip viskas atrodys nuo pradžių iki galo, apie make-upą, apie stilių, apie patį modelio įvaizdį. Skirtumas tarp mados ir tarp portreto fotografijos tik tai filosofinis. Nes iš tikrųjų galioja visos tos pačios apšvietimo taisyklės ir modeliai tokie pat gražus. Tik tai tiek, kad mados fotografija tai yra tam, kad tu parduotum rūbą, kad ir kaip tai skambėtų nuobodžiai, bet iš tikrųjų tikslas yra parodyti tai, ką modelis yra apsirengęs. Nėra svarbesnių ar mažiau svarbių dalykų. Viskas kartu sudėjus, tai yra mados fotografija, modelis, rūbas, make-upas. Man nepatinka, kaip čia susikryžiavę. O ko tu prašai iš modelį, pavyzdžiui, šitą kartą? Kažkokį tai turi prašymą jos? Kas tau svarbu, ką jinai padarytų? Taip, aš noriu, kad jį gyventų tai nuotraukai. Man svarbu, kad nuotrauka būtų įtikinama. Aha, o dabar pabandyk pažiūrėti mane iš aukšto, žvilgsnį į mane. Praverk biškį lūpas. Man svarbu išsiaiškinti, iš kurios pusės Justė man atrodys tinkamiausia fotografuoti. Ar gali susikišti rankas į kišenės? Gali pabūti nagla. Nagla, tavo rūbas jis verčia tave atsipalaiduoti. Laikrodis turi būti čia tavo stiliaus dalis? Čia ne mano laikrodis. Supratau. Tikiesi, kad tu galėsi dirbti savo darbą ir jaustis gan laisvai, ta prasme, dirbdamas, prašydamas ir tavęs nevaržys, tarkim, tai, kad modelis neturi ten patirties ar laisvumo jausmo, ir kad tau tenka dar kažkokią laiko dalį, tarkim, kalbėti su ja ir ten... Žiūrėk, jūs ten nebūk maloni gerai nuotraukose. Dabar atitėp. Visai taip pat. O kurie tai būsės atitėp? Klausyk, žiūrėk, čia bus dar tobulesnė. Oksana, tavo liko 5 minutės. Mes jau beveik baigėm.
Geriausia vieną pusę. Mes viską baigėm, ačiū. Šaunolė, sveikinu. Dėkui. Dabar aš tau skiriu pusę valandos laiko, kad tu peržiūrėtum nuotraukas kompiuteryje ir pasakytum, kurią nuotrauką tu renkiesi. Gerai. Kavos mielai. Kintas Monika, sveika. Prašau į sceną. Jinai visa tavo. O tipo baltas fonas privalomas. Tai dabar ant balto fono. Dabar ir nuo šios sekundės pradedu skaičiuoti 1 valandą. Gerai, tai pasimsiu fotką. Juste, ne? Tau dabar reikia skaitimą padėti parebliuoti? Dabar ne, aš padarysiu kelis variantus, 1D, o paskui pasileisiu vieną šviesą. Okay, tai aš... Galim kėdę jai duoti? Mačiau. Tai aš žinok pasirūpinsiu. Juste, sėsk. Laisvai visiškai. Kaip bare sėdėtum. Gerai. Kojas aukščiau gali kelti. Gerai. Tai tamsu, ne? Rankom galim suvesti. Ok, dabar žiūrėk. Beveik viskas teisingai. Vis tik makiažas pareigoja tave, ne? Taip. Patogiai, sukrisk visiškai. Toliau žiūrim. Šiaip, tai čia daug studijų šviesos dienos ir šiaip tai ne... Jinai iš... gal biškai ir... Nes tiek toks miestas mėgas labai. Tai ir naudoju, kad toks kaip miestą, kad būtų. Ir išlaikymas toks ale reportažas. Ale tokia biškai judesys ir jinai, žinai, nesimato, kad jinai stovėtų, kad sėdėtų, žinai. Galbūt, kad dar labiau foną. Nu. Kiek tau svarbus modelis? Dabar su šitą dirbi, ar tą patogu? Nu, tai gerai dirba, tai čia. Tai kiek svarbus, kiek arba dirba, arba nedirba. Ir viskas daugiau. Ką daryti, jeigu nedirba? Mušti. Ką daryti? Nieko, keisti modelį. Ne, nieko, nu tai tada tiesiog labai daug fotografų darbų yra. Tipo, aš turiu čia valandą, ne? Ne, nebeturi tu valandos. Nebereikia, aš turiu. Liko 40 minučių. Tai jau turi? Monika, tau liko pusę valandos. Viskas, baigiam, aišku. O ką? Nu, tai ką mes tiek kankinsim visus? Aš tave palidėsiu. Šaunuolė. Kompiuterį turėsi išrinkti tą nuotrauką ir Gerai. mes abie truputėlį su tavim pašnekėsim. Gerai, liks. Viskas. Papasakok, kodėl pasirinkai šitą nuotrauką. Na, man čia liko 2 paskutiniai kadrai ir aš vis dar svarstau šitą paskutinę akimirką, kuris iš jų yra geresnis. Nes labai sunku nuspręsti. Dažniausiai fotkas mes atrinkinėjom sekančią dieną fotosesijos, nes tada pailsi akis ir pailsi nuo to darbo, kurį ką tik darei ir tada geriau matai. Man visai patinka šitas jos judesys ir švarko išlinkimas gan neįprastas. Jos poza yra visiškai tokie, kaip aš ir tikėjausi, kad bus. Jinai yra gan įžūli, gan berniukiška. Tiesiog manau, kad čia daug postprodukcijos nereikia, nes mes puikiausiai susišvietėm. Man patinka, kad yra grūdas, kas atrodo tarsi būtų fotografuota juosta. Manau, kad reikėtų tik tai šiek tiek, galbūt, kaip sakau, vienoje nuotraukoje paremontuoti pamušalą, kuris išlindo ne laiku ir ne vietoje. Ir norėčiau nuretušuoti plauką, kuris krenta ant kaktos. Ačiū tau už gražią kovą. Ačiū, Neri. Laukim balsavimo rezultato. Josai, papasakok, kokia tavo buvo idėja? Mano idėja buvo paslėpti mūsų modelio moteriškumą. Tam naudojau vyrišką kostiumą, vyriškus marškinius ir taip pat masyvius batus tam, kad viską pridengčiau. Manau, Oksanai labiau pavyko negu Monikai. Žinoma, Monika labiau atskleidė patį modelį, jo žvilgsnį, o Oksana atskleidė visą mano sumanimą, drabužius, galų gale šukuoseną.
Jie makiažas, visuma, reiškia, ir šukuosenos, ir grimo. Tai yra papildomas akcentas. Mano mintis ir buvo paryškinti moters, merginos šiuo atveju modelio bruožus, paryškinti kuo seksualiau. Norėjom tokį įdomų įvaizdį išgauti, aprengiant ją netipiškai, vyriškai. Mano mintis sutampa su Monikos, kad šita visgi fotografija labiausiai atskleidžia modelio įvaizdį. Monika, papasako, kodėl būtent pasirinkai šitą nuotrauką? Šitą kodėl? Dėl žvilgsnio. Šiaip ta nuotaika, kur norėjau truputį judesio, truputį tokio bliūro truputį yra su judėjimo, tokį, kaip ir galvojau, tokia pagautą žvilgsnį, beinančią vos negatvę, žinai. Aišku, baltas fonas tai savo duoda, bet nežinau, tai auskarų sujudėjimas ir aišku žvilgsnis. Ir tada iš šitų rakursų atsirinkau tą, kuris, užstringa. Ir čia kažkaip paprasta būna, tas ir būna kadras. Bet tu išnaudoji tik pusę valandos, tai sakykime, kodėl tu būtent, ar tu būtent pajutei tą kadrą, pamatei ir sakai, va, okei, aš padariau. Ne, pamačiau, kad padariau. Tai ką, iš tavo nuotrauką mes keliame į internetą, ir žmonės nuspręs, kuri nuotrauka jiems yra įdomesnė, kuri labiau yra išpildyta. Ir tau dar kartą padėkoju už gražią kovą ir lauk naujienų. Lauksim. Ačiū labai, dėkui. Laidą remia 1 kvadratinio metro sporto klubas visai šeimai femgym.lt.